Sveiki bičiuliai, sugrįžę į One Customs kanalą ir ši savaitė prasideda nuo antradienio, nes pirmadienį greitai šokom prie darbų, tokių, kurių ne labai įdomu rodyti ir turbūt jums patiems nebus įdomu, nes visokios Audi kuškės, visokie nuvažiavimai pas tampytojus ir taip toliau. Tai šios savaitės planas yra visų pirma pasibaigti Porsche 911. Jisai dabar yra pas variklistus, kaip ir matėt, kad išvežėm. Tai turi išimti turbą. Išimti turbą yra didelė problema dėl to, kad yra užkepę vamzdeliai tepalo padavimo. Tai bandžiau aš, bandė jie ir vakar kaip tik paskambino, kad nepavyksta. Tai taip, kad reikia leisti motorą žemyn ir tuos vamzdelius atjunginėti kažkur viršuje, kur yra kitas galas. Tai taip, kad tenai yra problema. Tada išėjame turbiną vešime, kad pakeistų įvorę, tą, kuri stringa. Pakeičiam įvorę ir dedam viską atgal. Tikėkime, kad iki šios savaitės galo Porsche'as bus užbaigtas ir galėsime nufilmuoti pilnai ir galėsime pačipuoti. Žodžiu, laukit, subscribinkit, kad pamatytumėt galutinį variantą Porsche. O šiandienos planas yra, dabar yra po 9:15, taip kad turiu važiuoti į vieną vietą, susitariau su žmogum, kad atvažiuosiu pirkti detalių. Detalės yra vienam automobiliukui, kuris grįžta iš Amerikos, tai bus asmeninis projektas. Koks tai automobilis, pamatysite ateinančiuose video. Taigi, kur važiuojam? O važiuojam pasimti 911 turbinus. Turbina sutvarkė, buvo užsikirtus Westgate'o kojelė, nejudėjo, tai išardė, išvalė, pakeitė įvorę ir dabar važiuojam pasimti jos atgal. Ir vežam tiesiai pas variklistus, kadangi turi kuo greičiau įdėti, nes bandysime šią savaitę arba kitą nuvažiuoti į remapą ir pačiupuoti mašiniuką. Tai va, tai planas toksai, o pas mumis diena prasidėjo realiai be kameros, tai taip, kad nepykit. Jau iš ryto buvau nuvežęs šitą turbiną į Linksmakalnį Bernams, tai jie padarė, dabar yra kokios 3 valandos. Tai nuo ryto iki 3 va ir padaryta. Tai taip, kad vešim atgal, dėsim į vietą, kaip minėjau, ir pasimsim Porsche atgal vėl surinkti visą subinę. Surinksim subinę ir duosim gazą. Tikėkime, šį kartą viskas bus gerai. Dar viena problema ta, kad reikės dar kartą orinti antifrizo sistemą. O kaip žinot, antifrizo sistemą orinti tai mašinėliai nėra paprasta. Tai va, turbina jau pas mane. Padaryta, sutvarkyta. Taip, tai sakė, išsmeliavo vidų, geometriją vadinamą, ir pakeitė įvorę ašelės, sureguliavo ašelės eigą su elektronika, nes Westgate'as reguliuojasi elektroniškai pa šitą, o ne vakumu pa šitą turbą. Tai bus, kaip sakoma, būsto dabar. Tai kaip matot, mano golfelis stovi už manęs. Kodėl jis stovi ir dar net pakeltas. Tai kaip atsimenat, kažkada tais praeituose video sakiau, kad kažkas traško viduj. Kažkoks važiuoji, stabdai, jis truk traškesys. Ir dar ateik parodyk, kas buvo iš tikrųjų. Tai vat radom sulūžusią pagalvę. Visai sutrupėjus. Realiai laikėsi ant anos apatinės pagalvės ir ant dešinės pusės variklio pagalvės. Tai dabar bandom luptis lauk ir keisim į naują turbūt. Žiūrėsim, ką gausim irgi. Tai reikia šiandien kažkaip pasidaryti. Tai dar prie to pačio ir atgavau stogą. Tai nespėjau parodyti, žmona važinėjo su tą mašiną. Tai irgi dar užmesk akį, parodyk stogą, kaip atrodo iš vidaus.
Tai kaip matot, vaizdelis ne kažką, sutrūkus visiškai, tai galėjom ir motorą turbūt pamesti, o turbūt pačių grybą šią skaitosi. Nieko nepakeisi ir dabar dar vieną varžtą reikia išsukti, kuris yra linkęs. Tai labai neskubėdami iš lėto sukom ir jisai išsisuks tikėkimės. Tai va, o motoras laikėsi va ant šitos vietos, kur nusidrožus yra. Visko būna. Vaikyti, varžtas lūžęs. Parodė, gal matysis. Varžtas jau prasiskyręs, matot? Ant vieno. Realiai taip. Dugnais važiavai ant vieno varžto. Dugnais ant vieno varžto dar, sako. Ja. Taip pats ir sulankstėvičiu. Tad ir sulaužiau, nuo jėgos sulūžo pagalbė. 300 ryklių ant vieno varžto. Tai spėjom, nevaryk čia. Kiek nematau. Pamatosim. Bet varžtas stiprus, tai pasirodo, jeigu laiko tiek. Galbūt įkrito variklį. Profesionalas.
Taigi, bičiuliai, penktadienio vakaras, dabar yra beveik 9. Tai va taip ir penktadieniam. Veidas turbūt atrodo biškai pavargęs. Dabar ką tik pabaigiau dažyti Arteoną. Į vidų dar neįsiu, kad neprinešti šiukšlių bereikalingų. Tai pamatysite, manau, kad kitame video visą. Aišku, mes nerinksim, mes tik nudažėm ir atiduodam. Dar vienas dalykas, grįžo Porsche. Reikia surinkti ir reikia kuo greičiau užbaigti su šiuo projektu. Sekantis dalykas yra M6. M6 taip pat parsivarėm. Jį pradėsime rinkti sekančiame video, taip kad nepamirškite mūsų subscribinti, laikinti. Ir jeigu patinka, aišku, galite ir dislaikinti, jeigu nepatinka. Tai ir nepamirškite komentuoti. Dar šiame video minėjau, kad važiuosiu pasimti naujam projektui priekio. Tai galiu parodyti kapotą. Iš kapoto pabandykite atspėti komentaruose, kas per mašiną. Kapotas toksai, tai pabandykite komentaruose atspėti, nuo kokios jisai yra mašinytės. Ir sekančiame video važiuosime pasimti tos mašinytės iš uosto, arba iš uosto aikštelės, kaip sakant. Važiuosim pasimti, rodysiu, kaip pasikraunam, parodysiu, kokie yra defektai. Galėsime pasižiūrėti viską nuodugniai, nuo A iki Z, dėl to, kad mašina savo, tai man jokio realiai skirtumo, kas ten ką pamatys, kaip jinai buvo daužta ar kaip jinai bus sutvarkyta. Tai šitas dalykas ir, kaip ir sakiau, M6. Svarbiausia M6. Taip pat norėčiau paminėti, kad sekančios savaitės video bus, bet dar ateinančios dėja nebus, nes išeinam savaitėje atostogų, biški atgaivinti veidus, kaip sakoma, pravedinti smegenis, dar sekančią savaitę grįšime. Nepamirškite mūsų subscribinti, nepamirškite laikinti, komentuoti, nes tai mums padeda. Ir tie, kurie žiūrit ir nesubscribinant, paspauskite subscribe, nes apie 50% žiūrinčiųjų dar nesubscribinė. Iki sekančio video susimatysim. Iki.